standartinis lūžio rodiklis? Kieno? Fiziko. Nežinau, koks. 2,5. Kaip manai, koks yra standartinis fiziko lūžio rodiklis? Pi 3,14. 1,59, 6,5, 8,9. Lūžio rodiklis. Manyčiau 90 laipsnių kampas. Kaip supras? Kaip supranti, taip atsakinėti? Pats didžiausias tada. Lūžio, ta prasme, šviesos. Kaip supranti, fiziko lūžio rodiklis? Gerokai didesnis negu vienetas. Meilė. Paprastas. Begalinis, turbūt apie vienetą. O jeigu ne? Jeigu ne, tada daugiau už vienetą. Gal pusantrų. Fiziko lūžio rodiklis neigiamas. Aplink jį šviesa peina. Atleiskite. Kas tas lūžio rodiklis? Nežinai, kas yra lūžio rodiklis? Ne, matot, aš profkėj studijuoju. O tai ką tu studijuoji? Aš kulinaras, gaminu maistą, žinot. Atleiskite. Kas yra balandžio 1? Tai visgi žinai ar nežinai, kad šiandien balandžio 1? Gal ir teko girdėti. Bet tavo šie žodžiai, kad tu iš profkės ir kad tu kulinaras, nebuvo balandžio 1 pokštas. Visiškai ne. Fizikai nemeluoja. Aš, žinot, fizikas kulinaras, aš niekad nemeluoju. Oi, neįsivaizduoju, nežinau. 0,8? Sugertis. Čia priklauso nuo kvantinių fizikos savybių, tai kiekvieno vis kitokia. O čia tai jau žiauru. Tikrai negali. Klausim, šitų žmonių. Tuoj, tai iš pradžių tavęs. Gerai. Nežinau, Priklauso nuo meilės. Sugertis. Žiūrint kieno sugertis, šviesos sugertis, tai žinias gerai sugeria. Na, sunku apskaičiuoti. Pati mažiausia. Ties varžo pajungčių grandinę. Aš matau, žiūrėjau stipri. Ir įtampa, žinai. Nematačiau, per žiaurus bandymas. Taigi, normaliai paėmė ir prijungi prie elektrodų, ir normaliai, tada pamatuoji, paleidai tik tai srovę, aišku, reikia ribas atitaikyti. Paprastai prijungčiau vieną pusę prie vieno galo, kitą pusę prie kito galo. Aš ją prijungčiau prie labai stiprios elektros srovės ir praleisčiau. Prie vienos kojytės vieną gniužutą, prie kitos kitą, manau, pagal modestą. Ir ką, įmeščiau į upę, paleisčiau srovę per upę ir žiūrėčiau. Katės? Paimi katę. Realiai, įsivaizduoja katė. Ir nežinau, kaip arba nuvarai į kebabinę, ten jau supaprastintas variantas. Pasiemi kebabą, nors ne, pasiemi 4 kebabus, juos sujungi nuosekliai ir pajungi įtampą. O nuosekliai ar lygiai grečiai? Nuosekliai. Tada žinosi, kad ten čiela katė yra grandinė. Tai paimat katiną ir matuojat. O kokiu principu? Gal žinai kokį būdą tokį? Čia jau klauskit fiziko, ne kulinarų iš profkės. Aišku. Nežinau, šiaip nelabai. Aš manau, kad tas būtų tokia biškį tragedija. O tu norėtum, kad būtų šokių vakaras? Aš šiaip šok nemoku visiškai, bet... Bet smagu būtų, ne? Ne. O pats norėtum, kad būtų, ar ne? Trūksta, mergelė, trūksta. Tai panašu, kad tada apseisim tikriausiai, nes... O šiaip norėtum, kad būtų? Jeigu oranžiniai būtų, kodėlgi ne, bet... Tai oranžiniai bus. Bet taip tada ir išeina. Jo, 113 prie 11, geras santykis. Apsimoka. O tu pats labai norėtum, kad būtų, ne?
šokių vakaras čia? Tai jo, galėtų grot YMCA. Nu, manau. O pats norėtum, kad būtų šokių vakaras? Ne? Nes nematau prasmės. Nu, bet jeigu tu pirmas prigrėtum merginą, tai gal ir nieko būtų, ne? Olimpiadai. Šiuo atveju ne, nes per mažai merginų. Nes, nu, šokti su kitu fiziku yra įdomu, bet nepatenkinu. Aišku, kad reikia. Kaip čia fizikai be šokio? 10 merginų. Nežinau, bet, nu, ką darys? Vis tiek reikia. Taip, vis tiek reikia. Nu, gal norėčiau šiaip. Tai norėtum, ja? Žinot, kad yra tik 10 merginų? Tik tai? O yra tokia galimybė? O tu pats norėtum, kad būtų šokių Tai fizikos olimpiada be šokių vakaro. Tai viską pasako.